Jau galite išlipti ar negalite? Negaliu. Visą šią dieną toks jausmas, kad mes stovim po jungtų lėktuvo varikliu. Pažiūrėkit, kaip gražu, kaip kontrastuoja. Žalios durys, lavos akmuo, kaktusas. Taip. Bar, labą dieną. Pica. Ir daiktam susidėti yra. O kvepia kaip. Kompozicija. Super. Ką tas vėjas? Pamastykit, kad šūdą perkat. Čia yra namai, čia yra spalvos. Una momento. Koks šiltas. Arba man atėjo to berniuko sisaliukas, arba iš tikrųjų žiauriai šiltas vandenynas. Tęskime turnė po Lanzarotę ir šiandien vėjuotą ir apnikusią dieną skiriame muziejams. Važiavam į muziejų. Pasižiūrėti būdo, žodžiu, tokio. Galvojam, gal pirksim kalne, reikia vertinti, ar gerai dizainas yra padarytas. Lagomar vadinasi šitas muziejukas, butukas, tai pasižiūrėsim, ar verta įsigyti jį. Ne? Gal dar kažką nori pasakyti, moteris nieko nenori? Neapsisprendus tokia buvo. Geras bičelis, tokia milžiniška kantrybė, eilė didžiulio sienas, viską ir daro ir plauna. Pažiūrėk, su kokia meilė padarė mums po barakito. Wow, tikrai išgersim tobulą barakito dabar. Ir šitam muziejui irgi yra toksai baseiniukas, bet čia labiau turbūt fontanėlį primena negu baseiną. Ten bus labai gražu. Žiūrėk kojytės. Koks geras. Burbuliuoja, dar žiūrėk, čia tunelis. Bandau čia visaip. Nu, gal patiks. Čia jeigu iš tus namus grįžčiau po gero vakarėlio, tai nežinau, kas būtų didesnė kliūtis. Ar rasti kambarį, ar pakelti kojas. Galva tik saugok. Tas baltos sienos, išgludintos. Tai kaip balkoniukas, va, išėjau par kavos atsigerti. Bet tokia prabangi urvinio žmogaus versija. Net pasišokinėdama laiminga savo einu, ir mano galva saugi. Tau gerai. Nuleisiu tau savo trumpą kasą. Mei kasą, tu kasą. Tau karšta? What is going on? Pagaliau užkaito moteris. Tai koks nesusipratimas yra šitą salą. Bet vaizdelis geras. Užlipom iš to muziejaus tokį balkoną. Terasėlę tokią su vaizdu čia iš viršaus, atrodo. Namas oloj, namas akmenį, namas vulkanė, namas lavai, lamas. Namaste. Gabrielė turi klausimą tautai. Kodėl jūsų nėra Lanzarotėj? Jie Tenerifėj. Kur jūs esate? Tenerifėj. Ar tu esi sutikęs lietuvį per šitą savaitę nors vieną kur nors aplinkui? Niekur, nei vieno lietuvio. Kur jūs? Čia yra vokiečiai, čia yra prancūzai, čia yra olandai, čia yra norvegai. Kur lietuviai? Čia faina, čia atradimų sala. Jeigu trūksta įkvėpimo, jeigu norisi, kad prapūstų ausis taip, kad tu smegenys išpūstų, jeigu nori saikčiati ir nesupras, kur tu esi, nu tai kur jūs esate? Lietuviai, kur jūs? Mes saikščiam dabar po išorę, ten terasas truputį kiemo ir pagaliau žemė vidų ir vidų yra visi reikalingi būtent dalykai. Tai dabar atėjome į virtuvę, ar ne? Beje, aš visą laiką svajojau turėti kriauklę. Neturėjai kriauklės? Dabar aišku, kad šeimoje indus plauna, ne? Mes turim kriauklės, seriously? Štai tokia virtuvė, mes jau turime svetainėje laukiančią ponę, kuriai mes patieksime kiaušinienę a la Spanish, a la Canarian, a la Lanzarote. O dabar užėjome, kur čia, į biblioteką ar į pogulio kambarį? Čia yra biblioteka. Čia trūksta knygų, nes šiuo metu jos yra patrauktos. Imkit mane ir skaitykit. Grįžta vyras namo. Šis muziejus garsaus Egipto aktoriaus Omaro Šarifo buvę namai. Taip, jis čia kažkada gyveno ir tūsino. Paskaitė knygą. Paskaitė knygą. Išplovė indą. Išplovė indą. Atėjom prigulti. Į miegamą, aš tikėjausi tokia didesnė miegamąją, gal erdvesnė. Kurių tau čia trūksta erdvės? Ką tu čia salto mortalio labai gerai? Žinant miegą su tavim, tai tikrai lova yra per maža. Aš mažas vaikas. Aš jau tai čia miegočiau aš. Ramziukas. Jo, tada Ramzis ir tada 100%.
Nu, aš motina, aš saugau vaiką. Aš motina. Neleidžia įeiti į vonę, nu tu kur tai matyti? Tai kaip aš nusiprausiu po miego? Taigi baseinas laukia, kam to praustis? Pramogų ir žaidimų kambarys, ar ne? Nu, čia... Na taip, čia labai jau būčiau aš ta, kuris su Portukiam. padėklu ir viskio ateina ir paduoda Sauliui cigarą į vieną burną, į kitą ranką viskio stiklą. El Caponės soundtrackas. Ir lavos, ir lavos siena. Akims įspūdžiai. Valgai kaip cepelinas skaniausia, nevalgęs cepelino metus. Žiauriai skanu, akims gražu. Namas. Ryšku. Namas saldainis, žodžiu. Taip skaniai viskas padaryta, interjeras labai skaniai padarytas. Nu, žodžiu, aš nesu to dar mačius niekur Europai. Elfų nykštukų laiptelis reikia lipti. Opa. Mes šiandien ir ginčiamės, ėjom ar neėjom čia. O ką kalbėt, žinai, apie svečius, kurie atvaro, prisigeria barakito, romų visokių ir pasiklysta. Tai kur tu sako esi? Nu kažkur, va čia, va. Nežinau. Baseino, kurį, nežinau, gražu. Jo. Dabar atėjom į lounge'o zoniuką, ne, groja muzikytė. Toks vaibelis geras. Puikiai. Ir mano kokteilis. Bus vakare. Šitoj zonai priiminėtum klientus. Šiandien darbas iš namų ir dirbsim šiandien va, šitoj večikiai. Čia mano mėgstamiausias spotas. Aš dirbu be kompo. O kur tavęs laukia tavo klientai? Nežinau, aš net iš tikrųjų vadybę atsakinga už klientus. Tenais laukia ant minkštasalio. Va, čia draugų priėmimo lounge'as. Čia gali atsisėsti taip patogiai. Aš nedirbu, dirba man. Man labai patinka šitą erdvę. Kosmosas. Imam. Kainytę sutarsim. Parduota. Imam. Čia kažkokios amebos ar akmenys, kas čia yra. Kaimietis muziejui. Kas čia yra? Amebos ar akmenys. Čia gražus amuletas, apsauginis amuletas. Arba kitaip vaflių keptuvė. Apvali vaflių keptuvė. Sveiki, gyventojai. Šiandien mokesčių nereikės mokėti. Galit viską daryti nemokamai. Šitą muziejų, Lagomar muziejų labai rekomenduojame aplankyti. Suaugusiam 8 eurai įėjimas. Tiesą pasakius, netgi jeigu truputėlį linoja, lašnoja, tiesiog faina vieta būti, praleisti, tunoti tarp tų koridorių, kambarių, patalpų, patalpėlių, vis tiek viskas yra tam tikrose ruose, olose. Tai jeigu, ir geras oras, ir blogas oras, nu čia žiauriai faina vieta būti. Verta visiškai instagraminiai namai, ne? Šviečiant saulį, šviečiant instagraminiai namai tampa iš vis. Wow, Turbo Nitro 4 namais. Užskaitant, 10 iš 10. Lagomar. Bevažiuojant link kito muziejaus po atvirų dangumi, užsukome į vyno ir skanėstų parduotuvę. Kažko pirksim lauktuvėms, papietausim ir padarysim pertrauką nuo vėjo. Šiandien labai pučia. Aš esu su šlepkėm. Su šlepkėm. Tai yra pirma mano klaida šios dienos. Bet su ilga striukėm. Aš sukau plaukus, apsirengiau gražiais neriniukais. No. Šiandien varysim degustuoti. Varysim, bet vėliau turbūt. Bet nieko, dabar atvažiavom į dar vieną kasą muziejo Campesino. Namai muziejus Campesino, kažkokia miestelį turbūt. Labai gražus irgi interjeras, eksterjeras. Tai einame vidų, pažiūrėsim, kaip čia irgi senųviai ponai gyveno. Čia nelabai yra ką žiūrėti. Nelabai ką yra žiūrėti. Aš ką tik pavalgiau. B yra labai šalta. C yra dejuota. D yra labai gražu. Pažiūrėkit, kaip gražu, kaip kontrastuoja. Žalios durys, žali turėklai, lavos akmuo, kaktusas. Taip, kaktusų šalis. Bar, labą dieną. Pica. No. Va čia ir daiktam susidėti yra. O kvepia kaip. Kompozicija, menas, kūryba. Super. Ką tas vėjas, ką vėjas? Nieko.
Pamastykit, kokį šūdą perkat. Čia yra namai, čia yra spalvos. Mečina. Žalia, balta. Ir taip girdim puikiai. Žalia, balta. Žalia, balta. Viskas, bye bye. Ar tu bandai save apgaut, kad tau visai nevėjuota? Atsargiai, kur jūs pučia? Žinot, aš tik noriu pasakyti, kad visą šią dieną toks jausmas yra, kad mes stovim po jungtų lėktuvo varikliu. Taip. Ir lėktuvas tuoj pakils, bet jis nekyla visą dieną. Mes toliau kaip debilai stovim tako pakilimo pradžioje. Dėk savo, čia va, snukį. Snukį dėt. Va toks. Čia va yra grinai natūralus toks artumo solelis. Iškart kabinė. Čia masažą kai daro. Taip, kojų masažą va gali. Čipu. Viskas jį nebeatlaikė ir išėjo iki mašinos. Vėjas kniso galutinai. Įėjimas į šitą namą muziejų yra nemokamas. Čia yra kavinė, brūkšnelis restoranas ir net ne vienas, kaip supratau. Tai tikrai verta atvaryti, pasifotkint, saulėtą dieną, labai gražios nuotraukos turėtų būti tokia visiškai instagraminė vietelė. Žali stalai, baltas fonas, juodas lapas, smėliukas labai gražiai dera ir tikrai verta užsukti, jeigu važiuojat pro šalį. Ar net nusukti nuo pagrindinio kelio. Tikrai labai gražu. Gabrielė nebeapsikentė vėjo. Taip, šiandien jausmas, kad atėjo ruduo, nors tuoj prasidės kovas. Labas rytas iš Playa Blanco uosto. Šiandien yra Sauliuko gimtadienis. Tai sakau, tau Sauliukai padovanosiu kitą salą, nes šitą užkniso. Padovano. Keičiam šiandien aplinką, keičiam salą, nes šiandien šitas žmogus švenčia gimtadienį. Fanfaros ir balionai dabar atrinėt. Super, ačiū tau, bučkis. Dėkoju savo žmonai už puikią dovaną - kelionę iš Lanzarotės į Fuerteventuros salą. Šioje kelionėje būsime pabuvoję 2 salose. Chebra, šią akimirką ir šią dieną Vilniuje žinau, kad oras yra geresnis negu Lanzarotėj. Mes laikomės gerai, bet jūs laikotės geriau. O, turime bilietus 10:45 į priekį ir 17:45 atgal. Ar nebus per ilgai? Sugalvosim, ką veikti, tikrai, pažadu. Kol kas viskas labai ispaniškai vyksta, nes 10:45 mes turėjom kaip ir pajudėti. Jo, man irgi stebino tas ispanų atsipūtimas, nes Tailandė viskas buvo minutė į minutę. Čia tuo tarpu 10:07. Laivas atvaro. Laivas atvaro, Jis tik atvaro. ramiai. Ebryt, šiandien į Fuerte mes tikrai jūs nuplukdysim. Kada? Kur skuba? Bet Turistai. plukdysim. Kur skuba turistai? Enchilada. 10:53. 10:05 turės plaukti. Gracias. Fonė yra gėlių kompozicija, labai gražu, gimtadienio proga. O dar truputėlį toliau yra bariukas, tai eisim čekinti, ką ten turi. Mačiau, kad turi piragėlį gimtadieninį. Vaizdas prie lango, kryptis žiūrėti yra tiesiai, kad nepykintų ir neplauktumėm atgal, tai puikiai. Viskas puiku, išskyrus vietų. Dabar aš supratau, kodėl vėlavo šitas laivas. Įtariu dėl vėjo ir dėl bangų. Manau, kad gamtos stichiai irgi daro savo. Tie, kas turi bent menkiausią jūros ligą, labai daug šansų, kad šitą kelionę, pusvalandžio kelionę praleisite tualete. Mane tai asmeniškai migdo. Migdo, tai čia jūros ligos vienas iš požymių. Kai supa, pradeda labai imti miegas. Bet manęs nepykina. Mane migdo. Jo, bet čia vienas iš požymių. Vienus ima miegas, kitus jo iš karto užpykina, kitus užsinori miego ir tada eina atsigauti ir visą plaukimą pramiega. Tai man, kaip giminės balių linguoja prie stalo. Pakelkim mes taurę linksmį. Ir švelniai palieskime galūpom, prabėga minutės didybė, rytojau sugrįš į kitą. Viskas, išsilapiname Fuerteventuroje, uostelėje, čia vėjas taip pat pučia. Žiūrim, kaip atrodo Fuerteventura.
pagaliau Korolecho šitą miestelį, Fuerteventuros uostamiestį, suradome pusryčių vietą, besiblaškydami tarp batono su kumpiu, spagečių restoranėlio. Į kurį vis dar noriu užeiti ir užsukti? Užsuksim jo, vis dėlto pasirinkome barą, kuris vadinasi Panda. Panda. Kaip mano gimtadienio rubačka. Apsirengiau šiandien marškiniais, mažu į teatrą, operos tikiuosi nuvesiu kaip seną žmogų, pažiūrėti kokį koncertą. Man atrodo, mūsų kelionė yra totalus koncertas kažkoks. Gera, danguje, gera, ar norėtumėtų, tai su manim. Kaip maloniai aptarnauja, atnešė Benediktas patiektas labai, taip Lietuvoje nematytai, ant žiauriai didelės batono tokios riekės, lašiša per visą ilgį, Benediktai ir šitas holandijos padaras, ir rūkytos paprikas. Gerai, skanu. Na ir jubiliato žmonukas gavo visiškai, aš sakyčiau, ispanišką bairį tokį. Ar aš patenkinta? Labai. O taip. Aš tiesiog nemėgstu, kai aš valgau, kai žmonės vis žiūri, filmuoja, nes aš tada nebemoku valgyti, taip nebūna. Tik kas nors pokso, tai tiesiog atrodo, tu net šakutės nebemoki laikyti rankoj. Banglentės. O, žiūrėk, radau alkano vyro manęs skulptūrą, iliustraciją. Centrinė gatvė mums primena tokią Basanavičiaus gatvę ar bet kokio kurorto pagrindinę gatvę, kur viskas ko tik nori. Pripučiami flamingai, šliopkės, netikri rankinukai, viso pasaulio virtuvės, ne, Azijos virtuvės. Best price, tobako. Žodžiu, viskas. Parūkyti ir pavalgyti ir atsigerti ir nuvažiuoti ir grįžti. Vaistinę pleistrą nusipirkti ir pereiti ir patekti į autobusų stotį, tuomet į kalėdinį traukinuką, kuris visai netrukus pravažiuos. Žodžiu, viskas, ko reikia, pagrindinė gatvė čia. Hola. Yes. Gracias. Oh, no, we didn't order. Dos cervezas. Okay, gracias. Bet negaliu pasakyti, kad nesusigundžiau. Atrodė gražiai. Ką aš kaip geriu, kaip vyras. Nu ką. Alo. Išvaikščioję visą miestą prisėdome lengvo aperityvo ir pietų. Oras gimtadienio dieną nuostabus. Vėjas dingo, saulė išlindo, o kartu dar gavome ir nemokamą pasirodymą už nugaros. Atsisėdom realiai į pirmą pasitaikiusią, jeigu rimtai, pirmą pasitaikiusią restiką, barą, kavinę ant smėlio. Sėdėdami čia ir gerdami alelį pirmą, supratom, kad niekur nenorim stotis raiti, nes matėm, kaip atrodo maistas, kurį tiekia kitiems, ir sugalvojom, kad vis tik norim čia ir pavalgyti. Dėmesio. Man nereikia gimtadienio torto, man reikia steiko. Jūs žiūrėkit, kokio dydžio steikiukas. Kiek mokėsi? 40? Ne, 18 eurų tik tais šitas steikas. 18 euriukų su grill daržovėmis, su bulvytėm. Dar pasiėmėm, aišku, pulpo, aštunkojį su bulvėm. Čia, man atrodo, 12 eurų šitas. O Gabrielė valgo avokado ir krevečių salotas. Žiauriai sultingas, jaučiasi dūmo, lauželio tokio grilio. Kvapas, aromatas, skonis. Dabar kaip orijus jaučiuosi, kur taip eina į kadrą ir pasaka dalykus. Tai esam sužavėti šituo miesteliu. Žmonės šildosi ant saulutės, gali išsirinkti, kokius nori krėslus, vietos yra, kas svarbiausia, kainos yra geros. Tai va, tik atsistojom nuo vieno restorano, jau kviečia mus prisėsti ant kitos kėdės. Pliažas šalia, visi žiūri, kaip kaituoja jaunuoliai, o mes einam toliau. Taip, Orija, prašome. Tai čia visiškai atsitikti. Kodėl, kai tik yra filmuojama, taip man yra neeinama. Jeigu tai būtų tiesioginis eteris, aš savo neleisčiau tokių klaidų, supranti, tame yra bairis šiaip tai.
Yra tekę su kolegom beje kalbėti iš radijo, kad kai tu kalbi tiesiogiai, tau tiesiog nelagina smegenis, jos tau neleidžia laginti, o kai tik tu žinai, kad tu vis tiek turėsi 103 kadrus dar, jeigu reikės, tai tada pradedi sakinį. Una momento. Koks šiltas. Oh my god. Arba man atėjo to berniuko saliukas, arba iš tikrųjų žiauriai šiltas vandenynas. Pasirašėme kelionį į Lanzerotę. Apsirengta jau yra šilčiau. Džemperis atsirado, odinė striukė. Aš lemenę apsivilkau. Už valandos bus keltas atgal į Lanzerotę. Dar einam pasivaikščiosim. Į Islandiją, Grenlandiją grįšime jo. Bet dabar gal dar kokių ledų nugriebkim, ką galvoju. Pabaigai. Gerai. Gerai, čia yra su rieštais. Kitas yra su almonds. Labai skanu ir varva per rankas. Nori paragauti? Rankų plovykla. Labą dieną. Nu va, iškart švariau. Kur valom? Į kelnes. Na, žuvis, kur irgi švenčia gimtadienį šiandien. Faina, labai faina žuvim buvo tikrai. Pažiūrėk, vieni pliusai. Nieks nemėgsta. Pats savo fainas. Galvoji, kad esi gražus, bet esi... Šilti vandenys, gerai. Šaltai vandenys, blogai. Tai va, daug pitaka. Viskas, baigės mūsų pažintis su Fuerteventura ir dabar važiuosime į smagią Lanzerotę. Plaukiant atgal, laivas siūbavo kaip reikalas. Baisu nebuvo, bet pykinti jau pradėjo. Gimtadienį pratęsime kitą dieną, nes Gabrielė man turi dar vieną dovaną. Nors mano gimtadienis jau pasibaigė, bet šįryt gavau dovaną. Žmona sako, sėdami mašiną ir važiuojam aplankyti vulkano. Tai va dabar sėdžiu kaip ponulis susitaisęs, taip šiltai, prie saulės, prie lango pasadino ir veža mane į pasižiūrėti vulkano kraterį. Kodėl tu apsirengiai kaip į madų šou? Tai aš. Juoda maikė. Sakai pasipuoši ryto. Juodi šortai, lemenė, o aš su timpom, džempu, esu pasiruošus dar vieną džempą, kėdukai, purvinos kojinės, pirmin, palaikome. Nu, aš noriu būti gražiausia šiandien ant ugnikalnio krašto. Taip, aš taip lipsiu kalną. Nu, taip, pasipuošęs. O kojinę purviną irgi ištrauk parodyt? Ne, vairuok, kur. Dabar atsitiko tokia situacija, kad vairuotojo festinimas prasidėjo. Tu jau gali valgyti, jo reiškia, jau tavo ramadanas baigėsi, galima valgyti. Turi maisto, bet jis yra gale kuprinį, dabar sustojam autobusų stotelį ir einu paimsiu jo. Faster, gerai. O Jėzau, jau pipsina. Greičiau, tu ten nepezės. Tai dabar traukti gerybių maišelį. Iš namų visko čia prisidėjom. Čipsų, tai nuo čipsų gal nepradėkim, yra puikaus kumpio, reiškia. Ir turime dar sūrio. O, jau kažkas nugraužė. Sūriukai. Nelabai, ne? Noris gal... Sūrus koksai? Puiku. Žinau, kiek energijos reikalauja vairavimas. Labai. Duokia man tą. Serpantinai. Grisinė ar kažkaip. Ten čia. Nu, aš tai nefesinu, bet irgi kažkaip prie kompanijos. O paskiau atsidarysime ant kalno galbūt. Šampaną. Ta prasme, su to festinimu tai yra kaip, nežinau, su žindomų kūdikiu. Atpaim, laikas išmušė ir viskas, dabar valgyt. Va čia, dabar, vidury dykumos, ugnikalnių kažkokio apsupty, reikia sustoti ir valgyt pusryčius. Nu, nieko negaliu sakyti, nu, vairuotoją veža, aš sėdžiu tyliu, tai palinkėkit sėkmės, kantrybės man, varom toliau. Vairuotojas, matau, kad jau pasisotino, ai ne, dar valgo. Nu, beveik pasisotino. Ar jūs, ponia, pavalgėt? Ar liko dar man kas nors ant kalno? O, liko biški, gerai. Kol vairuotoja kramsnoja, aš dar vyrams toks trumpas vaikinams, berniukams vyrams paaiškinimas, instruktažas, jeigu kartais susidursit gyvenime. Kas tas festinimas? Fasting reiškia. Tai esmė tokia, kad gali pasirinkti turbūt tą valandų kiekį, bet Gabrielės atveju tai 16 valandų jinai nieko nedėjo į burną, aš apie maistą, ir 8 valandas, jo, ir ne tik, ir 8 valandas dabar gali valgyti viską non-stop, ką nori, kiek nori. Tai va tokia yra esmė, dėl to dabar vairuojant yra sneksinami
Pagaliukai. Bet kas irgi nėra, gerai, reikia nustoti, reikia saiką pradėti jausti, o aš negaliu dabar. Man viskas taip gerai dabar. Gerai, mes palaikom tai. Skanaus. Sustojam čia, tam, kad nufilmuotume mūsų tikslą, va. Labai įdomi pavadinimų vulkanas, ar ne? Korona. Korona vulkano. Jo, karūna reiškia karūnuotasis vulkanas arba turbūt visos salos didžiausia karūna. Tai va, lipsim čia į tą viršų, tik tais per kitą pusę. Esam keli šimtai metrų nuo taško, kur paliksim mašiną ir galėsim kopti. Gerai, pasiruošę. Let's go! Šoferukas, vietos yra pakankamai. Važiuokit atgal, to aš jums parodysiu. O kaip tu nori būti? Važiuokit atgal. Darbiški. Stop. Išlipkite. Šonu. Pavyks? Žakinai mašiną. Jau galit išlipti ar negalit? Negaliu. Eikit von iš tos mašinos. Negaliu. Tai kas čia per festinimas ir neišeina? Kaip neišeina tau? Tu lipk normaliai. Blet, atsiprašau. Nu lipk, nu. Tai reiškia lipk. Šonu, ne priekinu. Tu šmaukšt. Nu kas, tu netelpi, aš te suprantu. Nu, tu greičiau. Gali išlipti šonu? Negaliu. Šikna netelpa. Real shit. Šikna netelpa. Netelpa. O, pagaliau. Praslydo mano persikas. Pagaliau. Taigi, mums reikės džemperio, ant džemperio. Lemenės reikės ar ne? Aišku, kad taip. Nu, gražiai turi atrodyti ant kalno. Ne, negražiai. Negražiai? Svarbiausia šiltai. Klausyk, gal aš dar paimsiu vieną rūbą, kaip tu galvoji? Seniauksiu, tai nežinau, kokį čia matuoti įdemonstruoti. Pajutau šitą vėjuką, tai vis dėlto dar jo. Šturmuosim kalną. Palauk, pamiršau telefoną mašinai. O jūs nepamirškite žiūrėti kitos, jau 4 mūsų kelionės dalies. Pamatysite, kaip mums sekėsi kopti į Koroną ugnikalnį.